Labadiena, su jumis laida Knygų apžvalga, kurioje ir šiandien daugybė naujienų iš knygų pasaulio. Įmonių grupė 5 kontinentai ir laida Knygų apžvalga birželio 8 dieną surengė skaitymo skatinimo šventę Vilniaus lopšelėje darželėje Ozas. Jos metu darželio bibliotekai buvo padovanotos knygos. Žinoma, rašytoja Jurga Sakalauskaitė paruošė vaikams specialią programą, kurios metu visi skaitė, pramogavo bei linksmai leido laiką. Taigi kviečiu žiūrėti reportažą. Praėjusį penktadienį laida Knygų apžvalga svečiavosi Vilniaus lopšelėje darželėje Ozas, kuriame kartu su rašytojos Jurgitos Sakalauskaitės pagalba surengė skaitymo skatinimo šventę. Jos metu vaikams rašytoja skaitė knygelę apie smagiausias pelytės smailytės istorijas bei surengė tikras lėktuvų lenktynes. Renginio metu darželio bibliotekai buvo perduotos knygos, kurias dovanojo įmonė 5 kontinentai, visada puoselėjanti skaitymo kultūrą ir prisidedanti prie skaitymo skatinimo iniciatyvų. Pasak darželio direktorės, kasmet vis mažiau vaikų paima į rankas knygas. Dėl įvairių priežasčių tėvai irgi vis rečiau randa laiko paskaityti knygą vaikui. Dėl to reikia būtinai atkreipti dėmesį į šią problemą ir ieškoti problemos sprendimo būdų. Vienas iš jų – darželio biblioteka. Darželėje būtent ir kilo pas mus idėja atidaryti biblioteką dėl to, kad pastebėjom, kad kuo toliau, tuo mažiau yra skaitoma tiek namuose pasakų, tiek ir darželėje. Dėl to kilo noras atidaryti bibliotekėlę, kad ir tėvai galėtų pasiimti knygutes ir auklėtas galėtų pasiimti kiek galima įvairesnės literatūros vaikams paskaityti. Ir kai pradėjom domėtis, kokios priežastys yra, dėl ko, sakykime, namuose neskaitomas yra knygutės vaikams, buvo tiesiog labai įvairūs tėvų atsakymai, kad neskaitoma yra dėl to, kad vakarais grįžę po darbo jie neturi laiko, kiti, sakykime, negali skirti tam lėšų. Tai vat ir buvo ta mintis, kad nereikėtų tėvam pirkti knygučių, jie galėtų ateiti pas mus ir mes organizuojam kasmet akciją tokią ir skatinam taip pat tėvelius dovanoti mūsų bibliotekėlę į knygeles, kad galima būtų pasikeisti, vieni su kitais galėtų keistis tom knygelėm. Rašytojos Jurgitos Sakalauskaitės daugybės vaikų širdis pakerėjusios knyga apie pelytę smailytę ir maloniai sutikusios dalyvauti šioje skaitymo skatinimo šventėje teiravomės, kaipgi galima paskatinti vaikus daugiau skaityti. Aš manau, kad tai prasideda šeimoje. Tai yra, jeigu tėvai tik tai sakys, reikia skaityti, bet nieko nedarys, tai nieko ir nebus. Tai vaikai turėtų matyti pas tėvus prie lovos ar knygų lentynoje gulinčias skaitomas realiai knygas ir tada jie supras, kad taip reikia elgtis ir jie tik beždžioniukai mėgdžioja kiekvieną žingsnį. O toliau visos ugdymo įstaigos, įvairiausi renginiai, bet mano nuomonė tai prasideda nuo šeimos. Tikimės, kad tėvai vasaros metu atras daugiau laiko patys pasiskaityti, o ir vaikui perskaityti gerą knygą. O mūsų laidoje jūs visada galėsite susipažinti su knygų pasaulio naujienomis bei išsirinkti tą knygą, kuri bus maloni širdžiai. Visa laidos kūrybinė grupė linki jums gražios vasaros, kurią tikimės laiko rasite ir kąsneliui gardaus skaitimo. Tik ką pasirodė Fortune redaktoriaus Adam Lašinski knyga Apple paslaptis. Knyga parašyta remiantis daugybę interviu su informatoriais, kurie panoro išlikti anonimiški. Jie atskleidžia pačią naujausią informaciją apie tai, kaip savo vidinį gyvenimą ir verslo strategiją tvarko Apple po Jobso netekties. Knyga Visa turistinė Lietuva neabejotinai pravers visiems keliaujantiems ir besidomintiems istorinėmis Lietuvos vietomis. Tai išsamiausias, didžiausias iš iki šiol išleistų kelionių vadovų po Lietuvą. Dar viena knygų naujiena – Lietuvos diplomatės Valentinos Zetler knyga Karalienė Bona. Romanas nukelia į 16 amžiaus Italiją, Lenkiją ir Lietuvą bei parodo įvairias karalienės Bonos valdymo peripetijas. Tie, kurie nori būti visada literatūrinių įvykių sukūrėje, kviečiami ne tik žiūrėti mūsų laidą, bet ir aplankyti Facebook paskyrą tinklaraščiai apie knygas. Tinklaraštyje skelbiamas naujienos iš skirtingų tinklaraščių apie knygas. Apie tai, kaip kilo idėja vienoje vietoje surinkti tinklaraščius, kurioje rašoma apie knygas ir literatūrinius įvykius, kalbiname jo įkūrėją Mantą Dovidaitį. Iki vasaros aš tinklaraščius skaitydavau taip paskirai, tai čia vieną, čia kitą, kažkur RSS rautą būdavau užsiprenumeravęs gal kelių ir užimdavo daug laiko, kad pasižiūrėti vieną ir kitą. Tai sugalvojau vasaros pabaigoje pasipatoginti savo gyvenimą ir susirasti visus tinklaraščius, kurie rašo Lietuvoje apie knygas ir sudėti juos į vieną Facebooko puslapį. Tai nuo to laiko dabar
Turiu puslapį, kai jau nebereikia vaikščioti per visas atskirus puslapius, o tiesiog sudominusius straipsnius galiu iš Facebook'o per nuorodą paskaityti. Na, o savaitės knygos rubrikoje šiandien pas mus svečiuojasi mano kolega, politikos apžvalgininkas Česlovas Iškauskas, tik ką iš leidyklos pasiėmęs pirmąją savo knygą Neįtikėtina, bet tikra. Česlovai, jūs politikos apžvalgininkas, žurnalistas, rašote straipsnius, blogą, esate mano kolega, vedate laidą per 5TV. Kodėl nusprendėte rašyti knygą? Ar jautėte kažkokį poreikį, ar vis dėlto sekėte vyraujančią madą? Knygos poreikis paprastai atsiranda metams bėgant, artėjant prie pensinio amžiaus. Bet aš visą laiką svajojau parašyti knygą kitokio pobūdžio. Tai kurioje būtų mano ir literatūriniai bandymai, publicistikos kūrinėliai ir šis tas iš ilgametės politikos apžvalgininko praktikos. Tačiau leidykla pasakė, kad jūs galėsite leisti už savo lėšas. Tai aš tada suabejojau, ar man pavyks. Kauno leidykla Obuolys pasiūlė, kad jinai išleis 3 knygas iš mano kūrybinės veiklos. Turėjau omeny iš politinių komentarų, straipsnių, apžvalgų, analizės ir taip toliau. Tai štai pirmoji knyga tokia ir buvo sudaryta, jų pasiūlymų tokia pusiau komercinė, kurioje tilptų ir pasakojimai apie didžiosius Europos monstrus praėjusio amžiaus ir jų pavaldinius, apie okupacinę politiką ir taip toliau. Žodžiu, tokie komerciniai dalykai, kurie galbūt ne visada įrašyti į mūsų mokyklinius vadovėlius. Knygos pavadinime matome žodį neįtikėtina. Kasgi tokio neįtikėtina yra knygoje, ko mes galbūt neskaitėme istorijos vadovėliuose? Knygos pavadinimas manęs netenkina, bet aš niekaip nesuradau geresnio. Neįtikėtina tai, kad tie istorijos faktai, kuriuos aš miniu šituose straipsniuose, publikuotuose portaluose įvairiuose ir leidiniuose, nėra plačiai žinomi. Sakysim, tai, kad Hitleris turėjo gėjaus polinkių, kad jis buvo labai geras dailininkas ir jo darbai pardavinėjami iki šioliai. Štai Švedijoje neseniai vyko aukcionas, kurio keli darbai buvo parduoti už pasakiškas sumas. Tai Stalinas, kuris labai nepaprastai mylėjo vaikus, tačiau juos kartu siuntė į konclagerius. Labai domino, sakysim, 20 metų Vilniaus krašto okupacija, Lenkijos okupacija ir visos aplinkybės, Pilsudskio, Želigovskio santykiai, kai Pilsudskis vis sakydavo, kad jis nesiuntė Želigovskio į Vilnių, o čia jo paties sumanymas ir tariamo sukilimo organizavimas pačiame Vilniuje, o pasirodo, kad jie slaptai buvo susitarę dėl to. Ar jau girdėjote atsiliepimą apie knygą ir jeigu taip, tai kokie jie? Ne, begalė atsiliepimų būdavo tuo metu, kai aš skelbdavau portaluose šitos straipsnius. Tai visokių atsiliepimų. Kaip jūs žinote, paprastai tie atsiliepimai yra negatyvūs baisiai, dažnai radikalūs, įžeidžiantys, bet atmetus šitą, kartais būdavo komentarų, kurie pasitarnaudavo ištaisant klaidas kai kurias. Aš neslėpiu, kad ir dabar čia gali skaitytojas atrasti klaidų. Tačiau į pačią knygą, kadangi pasirodė tik šiomis dienomis, aš dar komentarų neturiu. Matyt, bus organizuota kažkokia kompanija, kurios metu ir sulauksiu atsiliepimų. Knyga jau išleista, ją turite savo rankose. Kaip pats vertinate ją? Ar pavyko parašyti būtent taip, kaip norėjote? Turint galvoje, kad pasirodys dar 2 knygos šiek tiek kitokio pobūdžio, tai šita komercinio pobūdžio rinktinė manęs nelabai tenkina. Aš nepasisakau už tai, kad kūriniai būtų vien tik komerciniai skaitalai, kuriuos gali skaityti, kaip šiandien sakė užsienio reikalų ministras, mes kartu kavą gerim. Štai tokią knygą gali skaityti paplūdimy, jaunimas, žmonės, kurie domisi politika, istorija. Tai sekančios knygos, man atrodo, kad geriau atlieps į mano norus, pageidavimus. Na, mūsų pokalbio metu vis minite, kad bus dar 2 knygos. Tai kokios gijos bus, gal galite atskleisti paslaptį? Pagal susitarimą, tai bus knyga, kuri bus suformuota jau šių metų rudenį, turėtų būti apie rugsėjo mėnesį. Irgi straipsniai bus iš įvairių portalų ir spaudos. Analizės daugiau, sakysim, apie nacionalizmą, apie šovinizmą, apie šių dienų terorizmo pasireiškimus. Ir aš manau, kad kita knyga labiau patenkins mano troškimus. O trečioji, kuri jau turbūt pasirodys kitais metais, tai bus tarptautinės politikos analizė, gilesnės analizės.
Dabar kviečiu susipažinti su elektroninio knygyno knygos.lt skaitomiausiomis knygomis. Elektroninis knygynas knygos.lt interneto apdovanojimuose Login 2012 laimėjo metų starto apdovanojimą, už kurį nuoširdžiai sveikiname visos kūrybinės komandos vardu. Taigi, 5 vietoje Jonas Jonasson ir skaitomiausia 2010 metų knyga Švedijoje. 100-metis, kuris išlipo pro langą ir dingo. Ilgas ir įvykių kupinas gyvenimas atvedė Alaną į senelių prieglaudą, kuri turėjo tapti paskutinė jo gyvenimo stotele. Bėda ta, kad sveikata nežada jo apleisti net ir tądien, kai jam sukanka 100 metų. Visi renkasi didžiai šventį - meras, miestelio žiniasklaida, senelių prieglaudos darbuotojai. Tačiau Alanas neketina dalyvauti. Jis nusprendžia išlipti pro langą. 4 vietoje havajietė rašytoja Kauai Hart Hemings ir romanas, kuris neseniai buvo ekranizuotas – Apkartės rojus. Gyvenimas lepino 40-metį Metą Kingą, daili visų mėgstama ir mylima žmona, 2 dukros, advokato karjera ir milžiniškas protėvių palikimas. Ir visa tai žemės rojumi vadinamuose Havajuose. Tai buvo prieš 27 dienas, kai per lenktynės katerio nublokšta jo žmona nugrimzdo į komą. Šiandien Metas pamažu įsitikina, kad rojus tik iliuzija. 3 vietoje Lars Kepler hipnotizuotojas. Stokholme sporto klube randamas žiauriai nužudytas vyras. Policija nuvykusi pranešti jo šeimai randa ją visą išpjautą. Lieka gyvas tik sūnus, berniukas paauglys. Policijos komisaras, norėdamas sužinoti, kas nutiko, paprašo, kad žinomas, bet dėl tam tikrų priežasčių nepraktikuojantis hipnotizuotojas užhipnotizuotų berniuką ir padėtų policijai. 2 vieta – amerikiečių rašytojas, romanų meistras Nicholas Sparks, Amžinai tavo. Kai jūrų laivyno karininkas Loganas Thibault, vykdydamas misiją Irake, randa besišypsančios jaunos moters nuotrauką. Jį netikėtai aplanko sėkmė. Jaunuolis per plauką lieka gyvas. Geriausias Logano draugas Viktoras atrodo žino tokios netikėtos sėkmės priežastį. Rastoji nuotrauka yra jo talismanas, o moterį siuntė pats likimas. Na, aukščiausioje elektroninio knygyno knygos.lt pozicijoje sutinkame Jane Marie Auel, pirmykštė moteris, urvinio lokio gentis. Kad atvertų langą į pirmykščių žmonių pasaulį, Auel išstudijavo visą įmanomą archeologinę medžiagą, dalyvavo išlikimo kursuose, mokėsi primityviųjų amatų, gydymo vaistažolėmis. Rezultatas – 6 knygos pelniusios pasaulio archeologų, antropologų ir paleontologų pagarbą. Na, o konkursas, kurio prizą įsteigė elektroninis knygynas knygos.lt, suteikia galimybę laimėti 5 top 5 vietoje esančią Jono Jonasson knygą 100-metis, kuris išlipo pro langą ir dingo. Tad klausimas būtų toks: kokiame mieste prasideda 100-mečio nuotykiai? Savo atsakymus skelbkite knygos.lt Facebook paskyroje. Na, aš Viktorija atsisveikinu iki kitos laidos. Gero jums skaitymo ir iki.